susirinkusiems. Ir šios dienos mūsų pokalbio tema tiesiog išeinant iš tų aktualijų, kadangi savaitės pradžioj įvyko smulkių ir vidutinių verslininkų toks protesto mitingas prie Seimo. Ir čia mūsų dabar politiniam gyvenime tokių pasipriešinimo akcijų pilietinių ne viena ir ne dvi. Mes jau dabar kalbam apie tai, kad rytų laikų profsąjungos ruošia kažkokius renginius, VRM ištisai piketai yra. Tai pirmiausia, įvardinsim temą, tai ar žmonių nepasitenkinimo akcijomis Lietuvos jie galima dar ką nors pakeisti. Ir šios dienos mūsų pokalbio dalyviai, tai Muzikos akademijos profesorius Vytautas Juozapaitis. Muzikos ir teatro akademijos. Muzikos ir teatro akademijos, atsiprašau, tas Vytautas Juozapaitis. Filosofas, dažnas mūsų svečias, Kristencijus Stoškus, smulkių ir vidutinių verslininkų asociacijos prezidentė Zita Sorokienė, Vidaus reikalų ministerijos profsąjungų lyderis, turbūt Vytautas Bakas. Tai turėčiau vardinti Vytautas Bakas. Nu ir vienas jauniausių opozicijos Seimo narių, tai Vytautas Gapšys. Tai gal dabar ir pradėsim nuo to, nors Vytautai gal iš tos pusės, tavęs kaip jauniausio šiuo atveju, ir užduodant tokį klausimą. Nu vis tik tai nors ir opozicijoje, bet ir valdžios atstovas ten. Ir štai dabar, ar toj, kad aš tiek daug pasipiktinusių Lietuvoje žmonių ir ties pasipiktinimas jisai turbūt pagrįstas, nes praktiškai tokio nesiskaitimo su tauta, jeigu taip sakykime, valdžios atstovų turbūt nebuvo nei per vieną Seimo kadenciją. Nes jeigu pas mūsų premjeras leidžia savo nesiskaityti su Konstitucijos teismo sprendimais, aš turiu omeny būtent pensijų grąžinimą, pensininkam ten yra tempiamas laikas, galbūt ir pagrįstos tos pretenzijos. Ir štai dabar tas žmonių susirinkimai, va tokios akcijos, kaip buvo prie Seimo, ten jūsų supratimu, kaip Seimo nario, kaip valdžios atstovo. Ar jomis galima kažką padaryti Lietuvoje? Ar galima tiesiog kito nedėjus kažkokiam darbo tvarka išspręsti, kaip ir paskutinių šių smulkių verslininkų reikalavimus dėl tų kasos aparatų? Visada reikia gerbti valdžią, kuris sugeba su tauta susitarti be protesto akcijų. Tai yra pati geriausia, turbūt valdžia, bet aš visada gerbiau visus tuos, kurie į teisėtų savo lūkesčius, nebijo atsistoti ir jeigu reikia, tai išreikšti ir protesto formą. Tai yra pilietinė teisė, tai yra konstitucinė teisė žmonių išsakyti savo nuomonę. Ir jeigu jie susirenka protesto mitingė ir sako teisėtus savo lūkesčius, teisėtus reikalavimus, aš manau, pirmiausia, ką valdžia gali geriausia padaryti, tai nepabūgti ir atsistoti. Ar prieš tą minę žmonių, ar prieš keliasdešimt, ar prieš 15 žmonių, nesvarbus net skaičius, atsistoti ir kalbėti. Ir ieškoti to dialogo. Ir aš tikiu, kad ir su smulkiaisiais verslininkais galima rasti. Ir kad su vidaus reikalų pareigūnais galima rasti, kurie taip pat protestuoja. Todėl reikia tuos žmonės gerbti ir valdžia niekada negali nuo jų nusisukti. Nes valdžia yra tik tai žmonių atstovų ir nieko daugiau. Nu, dar vienas klausimas. Aš įsivaizduoju, kad pats Vytautai tikrai esi geresnioj padėtį, kadangi šios turgaus problemos, būnant jūsų partijos lyderiui, ūkio ministrų, Gariūnai buvo suteiktas ypatingas statusas ir nuo šitą problemą egzistavo. Jis tuo metu buvo dėrybų kartu, darbinio, tokio pokalbių metu jinai buvo įsispręsta. Ir ten nebuvo neįdama. Bet dabar čia šitie besikartojantys, tas atitraukimas valdžios ir, sakykime, jūs paminėjot, dabar būtent Vytauto Bako VRM pareigūnų nuolatinius protestus. Bet ar galima kažką pasiekti, jeigu juos visiškai nereaguojama? Opozicija reagavo, mes buvome pasirašę ir tam tikrą deklaraciją net su savo reikalavimais, kuriuos pavyko įgyvendinti. Ir tarp tų reikalavimų, pavyzdžiui, buvo kalbėjo apie Europos krepšinio čempionatą ir kitus renginius, kurie šiemet įvyks ir kad jiems turi būti skirtas finansavimas. Taip pat asmeniškai irgi balsavau už tai Teisės ir teisėtvarkos komitete, kai svarstėm biudžetą, kad būtų numatytos biudžeto lėšos tiems renginiams ir kad pareigūnų sąlygos būtų užtikrintos. Kitos opozicinės frakcijos buvo registravusios įstatymų projektus, kurie susiję su pareigūnų reikalavimais. Tai kitas dalykas, kiek juos leidžia įgyvendinti valdančioji koalicija šitoj vietoj.
Bet gerai jūs užsiminėte ir apie gariūnus, jeigu pradėsim kalbėti. Ir nepaisant to, kad ir kas būtų nesutarimo objektas, visada mūsų partijos atstovai stengiasi žiūrėti taip, kad tai yra verslas, kad kaip galima padėti verslui, kaip galima užtikrinti darbo vietas. Ir nesvarbu, ar tai gariūnai, ar tai Kalvarijų turgelis, ar tai kitas verslo objektas, ar tai didžiulė pramonės įmonė. Mes žiūrim iš pragmatiškos pusės, mes žiūrim apie tai, kokie yra žmonių lūkesčiai. Ir tai, aš manau, yra svarbiausia. Ir tada ir kalbėtis žymiai lengviau. Gerai, Vytautai, pačiam toks dvigubas klausimas ir užduosiu šiek tiek provokuojantį. Mes čia jau ateinant šiek tiek diskutavom dėl pareigūnų pačios tos kultūros, elgesio, tokių galbūt mitingų metu. Iš vienos pusės jūsų pareigūnai patys turi daug problemų darbe, kur nesusišneka ir nuolat vyksta kažkokios protesto akcijos, pakankamai taikios, tiesiog išradingos, sakyčiau. Iš kitos pusės buvo girdėta tokia forma nusiskundimų, kada jie turi atlikti savo pareigą ir tramdo kitą kartą tokiais būdais, kurie liktai nepriimtini tiem protestuoti atėjusiems žmonėms. Kaip jūs šitus dalykus matytumėte? Iš tiesų, klausimas be abejo nėra paprastas, bet aš noriu pasakyti, kad iš pareigūnų pareiga visų pirma užtikrinti pačią protesto laisvę ir pačių protesto dalyvių saugumą. Aš jums tiesiog noriu priminti, kad po 2008 metų protesto akcijos, kada įvyko riaušės, iš tiesų valdžia ta pati labai pasiskubino, išnaudojo progą per komunikacijos priemonės, propagandinės tiesiog marginalizuoti protestą. Jinai pradėjo jį teikti kaip kažkokių nesusivokėlių, nesusipratėlių sambūris, kurie yra visiškai nekultūringi, kažkokie marginalai. Ir atėjo iki to, kad, pavyzdžiui, kada mes su Jungtinių demokratinių judėjimų darydavom protesto akcijas 2009 metais, žmonės pradėjo bijoti su vaikais eiti į tokius renginius. Kitaip tariant, iš tiesų, manau, kad jeigu pats rezultatas protesto pasiektas, jeigu jos nėra draudžiamas, baisiau yra, kada protesto akcijos yra draudžiamas. Valdžia, pavyzdžiui, manipuliuodama įvairiais teismų sprendimais, administraciniam procedūrom jas uždraudžia. Tuo tarpu pareigūnui, ko gero, vienintelė yra sąlyga užtikrinti tokio renginio saugumą. Kita vertus, atsakant į klausimą apie ar galima kažko pasiekti protestais, tai ko gero visam pasaulyje yra, arba bent jau Lietuvoje yra du pasirinkimai. Arba išvažiuoti, arba protestuoti. Reiškia eiti ir sakyti, reiškia nepasitenkinimą. Tai mes, pareigūnų bendruomenė, kur yra asocijuota, yra visgi diskusijos šalininkai, diskusijos, kad ir protestuoja. Be abejo, kita, kas matosi, kad iš tiesų tos protesto akcijos, kokios jos bebūtų, jos iš karto valdžia stengiasi jas apjuodinti, kažkas tai yra nešvaraus, kažkas negero. Ir antras, kas vyksta, tai ta visuomenės grupės yra svetimas. Aš, pavyzdžiui, visiškai džiaugiuosi, kad smulkiesiem verslininkam malonu matyti pavyko surinkti daugiatūkstantinės minias nuo Sąjūdžio laikų. Aš, pavyzdžiui, neprisimenu tokių akcijų. Galima diskutuoti vėlgi, ar korektiškai elgėsi politikai, kada jų matėsi išnaudodami tą akciją, kada jų matėsi pačios akcijos fone daugiau negu smulkiųjų verslininkų reikalavimų. Čia galima dėl to diskutuoti, bet pats veiksmas įvyko ir aš manau, kad šitą dvasią žmonių, priešingai nuo to, ką sako šiandien premjeras, gąsdindamas, kad atims tos kasos aparatus, reikia tik tai stiprinti ir tik tai protesto formą mes galime atgauti savo valstybę. Gerai, Zita, kadangi tiesiog asmeniškai senai pažįstami ir tik prieš metus kalbėjom apie tą problemą, kad vis tik tai tada buvo nusiteikus pakankamai optimistiškai, nes matėsi lyg daug požymių, kad tie kasos aparatai, kad šiuo atveju lyg tai ir išvedė jūs į gatves prie valstybės įstaigų iš visos Lietuvos, atrodė išsispręs. Ir jūs buvote labai taip optimistiškai nusiteikus, kadangi vis tik tai dalyvaujat ir įvairiausiose verslininkų organizacijose, kurios bendrauja su valdžios pareigūnais. Ir vis tik tas normalus dialogas, nors problema egzistuoja, jinai nepavyko. Ir aš tada klausiau
prieš mitingą mūsų valdžios pasisakymus, jūs ten neikit, darykit, ką norit, nu mes visi neatšauksim to aparato. Ir jūs neatrodė, kad beprasmiškai ėjot, ar jūs apgaudinėjo valdžia. Iš ties, aš pirmiausia, tai norėčiau pataisyti mūsų asociacijos pavadinimą, kad tai nebūtų painiavos. Esam Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija su pirmininkė. Taip, iš tiesų mes buvom nusiteikę optimistiškiau, kadangi 89 metais, kada šita valdančioji dauguma pradėjo savo veiklą, jinai tiesiog pradėjo vykdyti programą. Programoje buvo rašyta, kad naikins verslo liudijimus. Ir tai buvo dar daugiau negu tas kasos aparatų vedimas. Ir kaip jūs žinote, mūsų asociacijos tiesiog pastangomis, diskusijų pastangomis su vyriausybė buvo pasirašytas memorandumų sustarimų, kad nebus įvedami nei kasos aparatai, nebus keičiamos nei veiklos formos, nebus naikinami nei verslo liudijimai. Ir be abejo, mes dalyvavom daugelį įvairiose darbo grupėse, vykdėme įvairias programas, kad tą mūsų smulkią veiklą, ją tobulinti, kad ją atskleisti daugiau kaip teigiamą. Ir iš mūsų pusės mes padarėm tikrai labai didelius darbus. Tačiau tiesiog buvo mums labai nesavalaikiška ir labai šokiruojanti tokia naujiena, kai, tarkim, pasirašytas sustarimas, kai, tarkim, vyksta dialogas ir staiga iš ryte atsibudęs išgirsti, bus įvedami kasos aparatai. Mūsų tikrai staigmena labai didžiulė ir mes manom, ir tą aš turbūt ne vieną kartą suteigus, kad vyriausybė, valdžia pasielgė labai nesąžiningai, labai išdavikiškai, jinai tiesiog nesąžiningai pasielgė ne tik smulkiųjų verslininkų atžvilgiu, pasielgė valdžios arba valstybės garbės atžvilgiu. Vis dėlto yra padaryti sustarimai, tai negali vienapusiškai valdžia nutraukti. Ir jinai tai padarė. Aš dar noriu pasakyti, kad šio kolegos irgi pasakė savo nuomonę, kodėl tokie protestai vyksta. Vyksta tada, kada valdžia atitrūksta nuo savo žmonių, nuo visuomenės, kada nevyksta dialogai su asocijuotom struktūram, su grupėm. Jeigu tokių protestų pavienis žmogus niekada neiškels, nepadarys. Vadinasi, grupės rengia tokius protestus. Jeigu jau grupės rengia, vadinasi, yra problemos. Ir paskutiniai tie metai rodo, kad turbūt nėra tos visuomenės grupės, kurioje nebūtų to protestų. O jeigu valdžia mano, kad jinai gali neteiti į protestą mitingą, pasakyti savo žmonėm, be abejo, čia jos ir reikalas, aš manau, taipogi elgės nesažiningai, labai nesažiningai. Jeigu valdžia mano, kad galima tiesiog į kvietimą ateiti į mitingą ir pasakyti žmonėms, kad taip yra, mėgina surašinėti elektroniniais laiškais ar dar panašiau, irgi tai yra toksai, sakyčiau, nelabai garbingas dalykas, bet labiausia tai yra tai, kad valdžia priima sprendimus visiškai nediskutuodama, visiškai nepagrįstais argumentais ir mėgina visuomenę, kai kolega ir sakė, nuteikti, apjuodinti. Jūs pasižiūrėkite dabar žiniasklaidos priemonėse, kaip smulkiai verslininkai yra apjuodinti. Tiesiog mes nebeturim jokių galimybių. Tarkim, vis dėlto žiniasklaidai kainuoja didžiuliai pinigai, tarkim, kad galėtume į save parodyti arba pasakyti, kad taip nėra ar panašiai. Tiesiog yra iš valstybės naudojami pinigai, kaip ir Žemės ūkio ministerijos, tie 2 milijonai, kurie nuskambėjo, kad tai viešai akcija, jinai buvo panaudota prieš smulkiuosius verslininkus. Ir panaudota visiškai, tiesiog, sakyčiau, pačiam vulgariausiam priemonėm. Ir mes mėginom pateikti, kad nėra tokių dalykų. Mėginom tiesiog paprašyti vyriausybės, kad sėdam prie bendro stalo, pradedam diskutuoti, parengiam išvadas, surenkam argumentus, padarom tyrimus. Jeigu yra problema, sėdam, sprendžiam. Ir kaip, tarkim, aukščiausio rango pareigūnas pasako, kad mums tie jūsų argumentai visai vienodai, mes turim politinį apsisprendimą. Ir yra politinis sprendimas smulkiam verslui tai padaryti. Jeigu jau valdžia pradeda taikyti politinius apsisprendimus verslui, tai aš manau, kad valstybė gero nieko nereikia laukti. Tai yra tiesiog, kaip sakyt, vadinasi, valdžia apsisprendė, prisišlieti prie tam tikros grupės, valdžia apsisprendė ir toliau vykdyti, tarkim, smulkaus verslo teisų žlugdymą arba ten protegavimą arba monopolizavimą rinkos. Ir jinai tai daro, nekreipdama dėmesį į tą visuomenės dalį. Ir dar mėgina pasakyti, pažiūrėkit, kiek ten jų ten yra. Iš ties mūsų smulkių verslininkų, kaip žinau, yra apie 60 000, yra daug. Ir manau, kad tie žingsniai, ką dabar valdžia daro, nesažiningai daro. Nesažiningai. Gerai, dėkui, Zita. Čia užsiminėt, kad bandoma juodinti, bet atsiprašau, protestuoti bando ir prie mitingus eina spręs savų problemų tokie žmonės, kaip filosofai, mūsų žiedas, elito, mūsų mąstytojai. Ir vienas iš tų protestų dalyvių yra ir Kresencijus Stoškus, ir
ir mūsų meno žmonės, kaip Vytautas Juozapaitis, ir aš sunkiai įsivaizduoju ten tą valdžios neteimą kalbėti su tais, jeigu dar čia jūs juodina ir bando kažkokiais marginalais padaryti ir meta didelės kažkokias policijos pajėgas, aš sunkiai įsivaizduoju Crescencijų Stoškų kojų arba jūs Vytautą Juozapaitį puolantį mušti su kubilium, daužyti langus. Kas čia per fenomenas? Jūs pirmiausia darėte. Aš taip labai klausimas Crescencijų buvo. Kultūros žmonės, kurie padarė protesto akciją praėjusiais metais, gerbiamas docentas, kiti mokslo žmonės, ta prasme elitas visuomenės, protestą pažino sąlyginai visai neseniai, tai yra praėję metai daugmaž. Iki šiol tai buvo, runkelių, atsiprašau, privilegija nuo Sąjūdžio. Ir tai, kad šitie žmonės, šitas sluoksnis, intelektualus sluoksnis, kuris suvokia protestą kaip reiškia tinkama diskusijos forma, priešingai nei valdžia įsitraukia, iš tiesų suteikia labai didelės vilties. Čia tie tikrai vyksta, ko gero, dideli pokyčiai. Tai po šito žodis Crescencijų, nes jūsų dalyvavimas proteste, kaip man teko žiūrėti, tai buvo tikrai ne kažkokių asmeninių paskatų, bet tiesiog tas skausmas dėl to, kas vyksta Lietuvoje. Dėl to aš norėčiau pradėti nuo to, kad mes turime teisę protestuoti, mes privalome protestuoti. Nes jeigu mes to nedarome, vadinasi, mes iš esmės esame solidarūs su to pasyvumu, kuris yra krašte ir su ta savivalė, kurią valdžia dažniausiai nepamatuodama demonstruoja. Tai tik tai aš, ne tiek kaip gerbiamas Vytautas, turiu daug vilčių, kad inteligentai, kaip juos vadinu, sako, nėra inteligentai, intelektualai, kad jie kokiu nors būdu parodys vis dėlto tokį labai ryškų solidarumą arba organizuotumą. Ne taip seniai praeitais metais juk ten buvo neblogas toks organizuotas dainininkų ir šokėjų, ten toks pasipriešinimas, labai taikus, toks minkštas. Ir buvo labai įdomu stebėti. Ten buvo labai daug paremta plakatų, tokių protesto formas, bijo į rankas paimti plakatų. Aš suprantu, kad nejauku yra, tai kad inteligentai vis tiek, arba tie žmonės, kurie su popierium dirba, tai prie mikrofono stovi, jie pripratę, žinoma, nedemonstruoti nei savo kokių nors ten fizinių savybių ar agresyvumo, ne ta kalba visiškai, bet o ką daryti? Reikia peržengti tą ribą ir paimti tą plakatą, kad ir kaip jis nemalonus, ir kaip jis kartais trivialus, bet tai yra iš tikrųjų tai yra to viešo valios reiškimo būdas ir vienintelis, be kita ko demokratiniai visuomeniai būdas, jeigu nėra bendradarbiavimo. Galų gale turbūt net tas ir konstitucijai nėra pakankamai tvirtintos tos protesto formos. Amerikiečiai žino, kad gatvė ir aikštė yra jų laisva teritorija, kurioje jie reiškia savo valią, viešą nuomonę. Lietuvai, kaip matot, galis, tu čia neikit, sako, eikit į Vingio parką, eikit ten už miesto, taigi patyčia. Įsivaizduot, kokiam moderniam krašte civilizuotam, kad sutiktų žmonės su tokiais siūlymais, kad čia provokacija sakytų, ir tada štai, kur visi išeina, visas Vilnius, arba, sakysim, pusė Lietuvos išeina į gatves, sakytum, kad šitaip su žmonėm nekalbama. Nes tauta yra suverenas ir ta neorganizuota visuomenė tokias pateises turi, kaip ir tie valdžios žmonės arba institucijų kokių nors atstovai. Tai mano galva, iš tikrųjų uždavinys yra labai didelis. Pačiai tai bendruomeniai, visuomeniai, jūs labai gražiai pradėjot prieš mūsų pokalbį, sakydamas, kad mes ateinam beveik visi kaip priešai su priešais. Taip iš tikrųjų tai yra įvykęs, taip aš kažkada skaičiau dar studijų metais tokį Tomą Hobbesą, tai jis ten vaizdavosi, kad visuomenė prasideda nuo laukinės būklės. Laukinė būklė tai kas yra? Karas visų prieš visus. Nes civilizuotas žmogus bando pažaboti tas karo formą. O dabar tokia būsena, kad mes vėl grįžtam į tą kažkokią pirmykštę būseną, pasirodo, kad tas Hobbesas labai arti tiesos kalbėjo, visai ne vizija buvo. Iš tikrųjų atsiranda tokie agresyvumo reiškiniai, tas priešiškumas ne tik yra tarp partijų, ne tik tarp valdžios ir tautos, bet ir šiaip jau jis labai įsišaknys. Bet dabar čia gerbiamas maestro sėdė, aš labai čia paskutiniu metu pradėjau televizorių žiūrėti tas įdomius koncertus, tokių įdomių sugalvoja, bet ten gėdingiausia man žiūrėti, čia aš jums žinoma netaikau, bet ekspertams.
nu, gėda žiūrėti prieš tos žmonės, kurie ateina ten pasitempę, tie ten vaikučiai ir mergaitės, šokėjai, muzikantai, stengiasi pro tam tikrą solidarumą, darnumą, tam tikrą harmoniją, tam tikrą kultūrinį lygmenį. O ekspertai vadinamieji, didžioji dalis jų, iš kur aš juos surenku, aš nežinau. Rodos, kai jie demonstruoja pjautynės kažkokias, patyčias galų galia, tas stilius, kuris mums gerai žinomas kai kuriuose komercinės televizijose, kai paskui stebim, sako, kur tie mokiniai, sako, tyčiuojasi, tu tyčiuojasi čia, nuo ekrano. Ir net nepajuntama, kad tai darom. Kažkaip normalu, visi apsipratę yra su to, kad reikia konkuruoti. Nu, geriausiai man būtų konkurencija, tai tokia bent jau patyliukais tokiais, nu, žmogus varžosi, nėra blogas daiktas rungtyniauti, parodyti savo gabus, jis pasitikrina su partneriu, bet kada tai yra deklaruojama kaip tam tikra bendravimo norma, yra šiurpu. Ir pasižiūrėkime, jūs visur jį išplitusi. Kadaise būdavo vis tiek, tai būdavo elitas vadinamasis. Tas elitas niekada nesileidavo į tokius standartus. Dabar aš jau nematau ribų, viskas iškrito. O tai yra pavojingas dalykas. Ir pavojingas tai, kad tada labai sunku turbūt ir profsąjungoms susivienyti. Kaip profsąjungos galingos? Savo solidarumu. O jeigu jis negali solidarumą realizuoti, vadinasi, jos negali realizuoti tos protesto formų, kurios reikia diskutuojant su valdžia. O valdžia iš tikrųjų pripratusi, matyti, žinoma, dalis iš tarybinių laikų jų atėjusi yra, jie žino, kad spausk, tai jie tylės. O jeigu jis spaudė, vadinasi, dar bijo, o matyti, kad bijo tyli, nu tai kodėl nedaryti? Gal žingsnį po žingsnį žengti. Bet kito būdo, demokratinėje visuomenėje, kurioje yra tas susipriešinimas didelis, pirmiausia, žinoma, tarp partijų. Grubus, šiurkštus. Dabar čia gal atsiranda nauji dalykai, man įdomu, kad čia yra Seimo narys, kuris iš tikrųjų nėra iš tų agresyvių žmonių, kuris kalba racionalia kalba visada. Čia žavus tai yra šio požiūrio pavyzdys, bet kiek atsiliepia į šitokį kalbėjimą. Ačiū. Gerbiamas Vytautai, jūsų dalyvavimas protesto akcijoje ir, sakykime, rezultatai tos protesto akcijos mūsų tų žmonių elito, kuri garsina kaip jūs Lietuvą kažkur į Rusiją ir štai jam privertė išvesti gatves tie mokesčiai, kurie ne tik, kad, nu, kaip sakyti, dar labiau mūsų menininkus išvarys į užsienį, kur daug geresnės sąlygos ir mes tikrai prarasim ir ne tik intelektualinį, bet šiuo atveju tauta ir meninį potencialą. Ir ką jūs pasiekėte to dalyvavimą? Aš asmeniškai pasiekiau galbūt kai kurių atskirų arba organizuotų valdžios struktūrų nepasitenkinimą ir ko gero gerbėjų, reiškia, savo atžvilgių netekimą. Nes kiekvienas kritikos žodis, apskritai Lietuvoje kritika yra priimama kaip karo iššūkis ir jo labiau valdžios vyrų. Nesuprantant, kad tai yra absoliučiai normali demokratinė forma. 50 metų mes gyvenam, jaunasis mūsų Seimo narys, kur gero šiek tiek jaunesnis, jis sako, kad reiškia, čia yra mūsų prigimtinė teisė. Iš tiesų, tai yra prigimtinė teisė ir tai, kad vyksta apskritai tokie dalykai, protesto akcijos, tai jau yra geriau, negu mes eidavom demonstruoti tik 2 kartus į metus. Tai buvo per spalio šventės ir gegužės 1. Bet pritarimas šventė. Taip, tai ten niekas net neklausdavo mūsų, ar ne? Ir visi mojuodavom, ir tie patys ir intelektualai mojuodavo vėliavėlėmis, ir tie patys dabartiniai daugumos nariai sėdėdavo ir tribūnas ir panašiai. Ir visas tas nesupratimas ir vyksta būtent iš tos pačios košės, iš tos pačios duobės, iš kur mes visi išsikapanojame prieš 20 metų. Ir vat 20 metų vyksta tas išsigryninimo procesas, kuris niekaip nepasibaigia, nes tai filtrai užkalkėja, tai dar kažkas dingsta. Suprantat, ir atrodo, kad pirmieji nepriklausomybės metai, aišku, buvo labai euforijos kupini ir taip toliau, bet jau antraisiais metais, kai išsiskirstė pirmasis Seimas, jau buvo ženklas, kad mes eisime niekur. Ir mes atėjome į niekur. Ir dabar čia tos diskusijos, vėlgi, labai gražu ir kad jos vyksta ir fantastika, aišku, bet daug dievė, kad jos daug turėtų rezultatą. Absoliučiai sutinku su gerbiamu filosofu, kad bet kuriuo atveju reikia demonstruoti, ar ne? Ir tai yra vienintelė forma ir pareiga žmogui pasakyti.
Ir organizuotas susirinkimas yra galimybė, kad tave išgirs daugiau žmonių. Aš tą darau kiekvieną dieną, aš protestuoju visur ir visada kiekvieną dieną. Galbūt ne plačiai masiai, aišku, vėlgi, kai tu esi kažkokiam televizijos eteryje, kitam kontekste, ten nelabai kas nori to girdėti, tai yra tie dalykai, komentarai kažkokie iškarpomi ir panašiai. Bet šiaip savo buitiniam gyvenime aš protestuoju prieš kiekvieną biurokratą, kabinetinę žiurkę, kuris traktuoja kokį nors elementarų dalyką būtent pagal savo sukurtas taisyklės ir taip toliau. Na, o kad Lietuvoje kultūra yra nuvaryta ne tik į kampą, tai yra tiesiog suspardyta ir ko gero jinai dabar komos būsenoje ir aš kalbu plačiaja prasme. Ir atsigauti jai ko gero reikės, jeigu nebus reanimacijos dabar greičiausiu metu, jei ko gero šansų artimiausią dešimtmetį nebus. Aš kalbu apie bendrą ir švietimo taip pat sistemos būvį, lygmenį, reiškia, dėl priėmimo, reiškia, aukštasias mokyklas konteksto ir taip toliau. O tas pats dalyvavimas mano, sakysim, tame proteste, kuris jau buvo prieš beveik 2 metus, jau laikas taip greitai bėga, tai buvo tikrai, reikėjo žmonėms, kurie tikrai turi pareigą, turi kažkokius vardus, neva tai dar kažkaip tai, nes su eiliniais niekas apskritai nekalba, niekas nežiūri. Vat kai kojas nusivalo į nacionalinės premijos laureatus, į ordinų nešiotojus, ir dar, kurie valstybė iš tiesų dovanoja savo gyvenimą ir pasiaukoja, ir jie sako, žinai, sako, tu toks pat esi kaip ir eilinis verslininkas, tu tik gyveni iš to paties, ir čia, kuo jūs skiriatės nuo verslininkų ir panašiai? Na, šiek tiek skiriamės. Yra labai geras pasakymas, nežinau, kam priklauso, reiškia, ta autorystė, kad kultūra žmonijai reikalinga tam, kad ji neišnyktų kaip rūšis. Ir vat baisu, kad Lietuvoje vyksta tas procesas, atsisakant kultūros, kad žmogaus rūšis Lietuvoje pradeda virsti į kažką tai tokį, nelabai žmogišką pavidalą. Ir tas negirdėjimas ir nenorėjimas girdėti ir tas keltų. Aš suprantu kontekstą visų ekonominių sunkumų ir pasaulinės krizės ir visų šitų pasakų, kurios mums yra pasakojamas. Bet kai vykdoma mokesčių reforma per vieną naktį ir paskui jie patys pripažįsta, kad buvo padarytos klaidos, bet nieko nedaro, kad tos klaidos būtų ištaisytos. Kai ateina iš šou verslo žmonės į Seimą, reiškia, ir jie kažkodėl tai staiga tampa pačiais aukščiausiais asmenimis valstybės, nors jie nebuvo daugumos rinkti. Ir va tas žaidimas politinių partijų, neva tai susigrupavimo, persigrupavimo, kur jie patys nusprendžia, kas bus dauguma, ne žmonės nusprendžia, o jie patys. Ir čia dar viena pamoka mums visiems kaip rinkėjams, kad, reikia atsisijuoti. Mes dabar turime šį mėnesį savivaldybių rinkimus. Puikiai proga atkeršyti, puikiai proga sustatyti viską į vietas. Nereikės jokių akcijų, protestų. Išsirinkime tai, ką reikia išsirinkti. Ar taip įvyks? Pažiūrėsim. Tačiau čia iš karto, Vytautai, klausimą mūsų jaunesniam kolegai Vytautui. Aš įsivaizduoju, kad tai tikrai nauja politikų karta ir pats Vytautai, sakau, mokinys mano dar kažkada nuo jaunojų politikų tave pažįstu, ir tikrai masai kitaip negu tie senieji. Bet dabar paneikime tą dalyką, kad ir paskutiniam tam mitingė dalyvavo, jau čia kažkas pamatė daugiau politikų veidų, negu mums demonstruojama, negu pačių mitinguotojų, mitingų organizatorių. Kad čia nėra tam tikra spekulacija, kaip Vytautas sako, čia atsirinkim tos žmonės ir rinkimai labai gerai. Nes kaip bebūtų, nemeluosiu, aš mačiau tos pačius veidus, kurie, sakykime, būnant valdžioje, nebūnant opozicijoje, jie buvo prieš tos kasos aparatus. Ar čia tik tai spekulacija, ar čia iš tikrųjų tas ateit, kad vieną kartą žmonės, kaip sako gerbiamas maestro profesorius, kad vieną kartą pradėkim galvoti ir atsirinkti. Ir aš labai daug dabar girdžiu tų dalykų, kas iš tikrųjų yra kas, ką jie darė anksčiau. Tai jeigu pradedant nuo pirmojo klausimo, tai turbūt patys verslininkai gali smulkiai atsakyti, ką jie kvietė ir kas atėjo kviesti, kas atėjo gal dėl reklamos. Mes su verslininkais, tarp kitko, esam susitikę ir iki to laiko ne kartą ir diskutavom, ir gal net ne visada mūsų ir nuomonė sutapdavo su Zita, ir mes ten ieškom netgi ir kompromisinio varianto, kur mūsų taškai mąstymo sutampa, kur nesutampa, ir aš to nesigėdžiu pasakyti, kad taip, aš turiu savo nuomonę, aš tą nuomonę dėsčiau, žiūrėjom, kur sutapo. Gerai, aš džiaugiuosi, kad yra tų sutapimo taškų. Dėl to, ką mes išrenkame. Jūs galvojate, aš nepykstu, jūs galvojate, mano bendramžiai nepyksta, mano grupiokai nepyksta, pyksta.
Bet pirmiausia, ką gali tas jaunas žmogus ir kiekvienas kitas pilietis padaryti? Pirmiausia, jis gali eiti balsuoti. Ir man labiausiai pikta dėl tų, kurie pyksta, kai jie patys net nebalsavo. Tai čia yra pats turbūt pasyviausias veikimo forma ir kai tu nedalyvauji tuose rinkimuose ir pyksti ant valdžios, dėja yra taip, kaip yra jau, tada po rinkimų mosikuotis lozungais irgi sudėtinga. Demokratija yra toks dalykas, kad taip, išrinkami yra įvairūs. Kartais susigrupuoja ne taip, kaip norėtųsi man ar kitiems visuomenės atstovams, bet tai ir yra demokratija, kad visa tai gali vykti. Tai aš nemanau, kad pasakymai, kad turėtų būti, kartais sako, 2 partijos arba 1 partija ir tada būtų viskas geriau. Nebūtų viskas geriau. Kartais kalbama apie tai, kad, sako, Seime 141, sako, užtektų jūsų ir 14. Galima padaryti ir 14. Bet ar nuo to būtų geriau? Ar netaptų tai užsisklendusiu kevalu, kuriame viskas išvirtų ir niekas iš vis apie nieką nežinotų? Aš manau, kad taptų. Tai tų filosofinių pamastymų apie tą demokratiją ir kur tai yra gerai, kur yra negerai, yra daug, bet pirmiausia, aš manau, kad tai yra svarbiausia yra piliečių aktyvumas. Ir piliečiai turi aktyviai dalyvauti rinkimuose, turi aktyviai naudoti savo teisę teikti siūlymą, turi aktyviai naudoti savo ir protesto teisę, kuri jiems yra suteikta. Ir valdžia turi šitą teisę gerbti. Kažką norėjau replikuoti. Replikuoti į demokratijos naują apibrėžimą. Tai nėra demokratija, tai yra demagogija elementari. Demagogija, kurią labai gerai valdo politikai per tam tikrą darbo laiką arba politinėse partijose, arba Seime ir panašiai. Ir žinoma, kad norint pateisinti kažkokį tai nelabai protų suvokiamą arba teisingą, aš nesakau neteisėtą, nes teisė ir teisingumas tai visiškai netapatu. Bet vėlgi teisė egzistuoja tokia savoka kaip proto kriterijus, ar neprotingumo kriterijus. Dabar jeigu vėlgi sakot, kad galima ten daryti daugumą, kas iš ko tai nori, tai elementari logika diktuoja, jeigu yra išrinkta, 25%, ar ne, kokios nors daugumos ir 20%. Ir tas, arba kuris turi teisę surinkti daugumą, tai tie, kurie surenka daugumą gyventojų, jie kaip ir nebeturi teisės formuoti daugumos, nes tuo pat metu staiga tie, kurie po 10% surinkę, reiškia, jie susigrupuoja ir sako, mes esam dauguma. Nagi nesąmonė turbūt, ar ne? Ir ko gero, šiuo atveju Lietuvoje, nors čia aišku buvo lyg ir nesuvokima, kaip gali, sakysim, tos mūsų 2 bazinės partijos susivienyti ir dirbti Lietuvos labui, nors ir buvo tas 2K projektas, kaip ir realiais ir vyko praktiškai. Tai ko gero, tai yra išeitis, pati optimaliausia ir geriausia, negu surinkti iš pašalies arba iš pakiemių šitos juokdarius, kurie paskui sudaro įvaizdį daugumos, pridaro tiek klaidų ir nesąmonių ir mes visi kenčiame draugė. Tai jeigu tik labai trumpai atsakymas, nenoriu, kad būtų dialogas jūsų. Teisingai, labai gerai, bet iš tikrųjų rinkimus reikia pripažinti, laimėjo konservatoriai, jie turi premjerą. Ir jeigu pasižiūrėsime per visą nepriklausomybės istoriją, Gediminas Jakavonis gal man nebent primins, turbūt vienintelis kartas, kai praeituose rinkimuose laimėjo Darbo partija, daugiausiai vietų ir nebuvo pasiūlytas premjeras Darbo partijai. Tada turbūt vienintelis buvo tas momentas, kaip jūs sakote, kad vis dėlto buvo pasakyta, kad ne, jūs kad ir mažiau laimėjot, jūs turite. Ir buvo nuspręsta tada ne rinkėjų valia, aš pasakyčiau, bet dabar konservatorius reikia pripažinti. Vienaip ar kitaip, būdamas jų oponentų, jie turi daugiausia vietų parlamente, o Valinsko partija buvo tarptų didžiausių taipogi. Gerai, bet palikim šitą Seimo kadenciją, kadangi tikrai yra daug tokių klausimų, kur liečia tiesiogiai, jau čia niuansai būtų. Dabar, gerbiamas Vytautai, pačiam šiek tiek toksai lyg ir provokuojantis klausimas, kadangi pats esi profsąjungų atstovas, jau čia buvo kalbėta, kad tos profsąjungos pas mus sunkiai susikalba. Kitas dalykas, kad praktika rodo, kad labai dažnai tos profsąjungos, sakykime, jų korumpuotumo, istorija ir tradicijos visose valstybėse suėjimo. Juk yra trišalės sutartys, kurios pasirašo valdžia, profsąjungos, darbdaviai ir kada matai protestuojančios tuos pačius profsąjungų lyderius, kurie ką tik sėdėjo pasirašinėjo, kyla daug klausimų. Ir dėl tos pačios būtent protestų kultūros formos.
Tikrai teko matyti ne vieną susidūrimą protestantų Prancūzijoje su policija, su protestuojančių studentų. Ta, ką minėjo gerbiamas Kresencijus, aš tokio pykčio iš abiejų pusių ir šito neapykantos nesu matęs. Na, vieni protestuoja, kiti dirba savo darbą, saugo kažkokius objektus, kažkokius tai atstumus ten yra. Ir yra toks normalus požiūris vienų į kitus, be šitokios neapykantos, kada čia paleidus vienus prieš kitus, aš nežinau, kuo viskas pasibaigtų. Pats esi ir profsąjungų atstovas ir tų mūsų jėgos struktūrų atstovas, tik šiuo atveju profsąjungų. Šitau klausimas, matymai šitais klausimais. Du tokie, aš suprantu, du klausimai. Bet įdomus ir provokuojantis. Mes kalbam apie protestą, tai gal atsakysiu apie protestą. Iš tiesų, žinot, palikimas, kiek aš suprantu, tas mūsų praeitis bendra, jinai paliko liktai ir toj erdvėje buvo daug formalių pilietinių institucijų. Buvo demokratija, buvo teisingumas, buvo profsąjungos. Iš tikrųjų, tačiau jos realiai neveikia, tai buvo daugiau imitacinė veikla. Tai be abejo, atkurus nepriklausomybės staiga profesinės sąjungos neatsiranda. Joms irgi reikia susikurti. Ką valdžia galėtų dabar nedaryti, kuriantis pilietiniai visuomeniai Lietuvoje, tai netrukdyti jai kurtis. Nes iš tiesų, kada profesinė sąjunga reiškia savo ištekliais, galios centrai, profsąjungos galios centrai kyla ne iš jos narių, o iš vyriausybės dotacijų, reiškia kapitalo, kuris skiria, tai nėra ko stebėtis, kad mes atpažįstam pagaliau, išmokom atpažinti tam tikras populiacijas. Reiškia, kada lygtai žmonės yra surenkami protestuoti, keliami kažkokie tikslai, reiškia, bet iš tiesų po praėjus protestam arba jų atsisakius laikų, tarkim, gaunama porą milijonų ten litų taip metam ir tarsi sutariama, nors žmonės pokyčių nejaučia. Taip atsitiko 2008 metais, kada praktiškai darbuotojas, kaip samdomas darbuotojas, jis pralaimėjo, nes buvo liberalizuota darbo, pralaimėjo visi, smulkus verslas, samdomas darbuotojas, išskyrus kapitalą ir finansinės institucijas. Tai aišku, kad tom profesiniam sąjungom dar reikės susikurti, tikrosios profesiniam sąjungom, ir jie žmonės turės sukurti, bet gerai, kad mes jau tai atpažįstam, kad kažkas čia lyg ir nesutampa. Dabar kalbant apie, reiškia, apie politikus, tai be abejo, tarkim, tas ilgas valdymas, kairiųjų, sakysim, jėgų, nors aš nelabai sutikčiau, kaip ir būčiau linkęs prie tų, kad mes tokios aiškios kairės dešinės neturim. Be abejo, profsąjungos ir vartotojų organizacijos, mano galva, buvo daugiau partijų aptarnaujantis dariniai, kurie, jeigu reikia, protestus padaro, pavyzdžiui, kažkokius, jeigu reikia, lyg tai pareiškimus kažkokius padaro, arba užsakomai straipsnį apie vartotojų interesus, iš to paties biudžeto mokesčių mokėtų. Taigi, galų gale atsitiko taip, kad valdžia pati, reiškia, užlipo ant to grėblio. Ir, dabar tie, kas nori matyti, netgi politikai, pilietinė visuomenė, jas matyti negali. Nes tiesiog žmogus į visuomeninę veiklą eiti nesaugu dabar. Jis, turi maitinti už kažką šeimą, plius sulaukia, kaip sakė maestro, tam tikro požiūrio kaip į priešą. Dabar apie pareigūnus, tai, žinot, kada prieš porą metų, jeigu kad man kas nors man pasakytų, kad pareigūnas eis kartu su, tarkim, mokytoju į vieną protesto akciją, negalėčiau ir basas, aš jo negalėčiau patikėti, nes buvo tiek psichologinis barjeras, kaip savo Krestencijus, aš prisimenu, kaip tuos pareigūnus reikėjo su jais diskutuoti, kad laikyti plakatą, tai nėra žema, tai yra normalu, rodyti filmus, toj pačioj Prancūzijoje. Basam čia buvo unikali akcija, bet mes, tiesą sakant, iš tiesų turėjom kažkaip tai atkreipti visuomenės dėmesį į tas bėdas, nes praktiškai, žinot, vienoje konferencijoje ponas Lubys visai neseniai, jisai susirinkusi į auditoriją visų policijos vadovų ir atstovų pradėjo pasakoti apie tai, kaip jis neturi problemų su saugumu. Nes sako, aš pasisamdžiau KGB kažkokį generolą ir jisai yra mano apsaugos vadovas. Kai ateina berniukai, aš duotu jo vizitinį. Iškis aiškina tai policininką. Bet žinot, paprastas aš, daugelis iš čia sėdinčių negali KGB berniukų pasisamdyti. Jiems reikia normalios policijos apsaugos. Tai
jeigu šiandien į policiją, į viešąją teisėsaugą sukuriamas sąlygos, kada ateina iš esmės žmonės, kurie normaliu atveju negalėtų ateiti į tą sistemą, tai tada mes visi, sakysim, negalim tikėtis normalios paslaugos. Tai už tai profesinės sąjungos pareigūnai kovoja. Visų pirma, dabar ypač ryškėja Marijampolės istorija, mes kovojame, ginamės. Atėjo toks laikas, kada reikia ginti sąžiningą pareigūną nuo korumpuoto vado. Tai aš jau nekalbu apie, kažkokius lūkesčius, apie kuriuos šnekam. Bet iš principo, aš manau, kad tas smulkių verslininkų protestas, nepaisant aiškių bandymų išprovokuoti riaušes, vėl nepasitenkinimus supriešinti, jis praėjo puikiai, gerai. Žmonės buvo saugus, niekas bent jau nemačiau spaudoje, kad kas nors nukentėtų. Ir aišku, pareigūnai šiuo atveju reikia suvokti, kad yra viso labo tik tai tie partneriai protestuotojai, jie nėra jų priešai. Tai va taip žmonės turi suprasti, kad mes esam partneriai. Protestuoja ne prieš policininką, prieš valdžią verslininkai protestavo, vyriausybė, ministrą, nežinau, sprendimus, kurie priimami. Galvoju, kad su laiku kažkokia protesto kultūra ir akcija ir požiūris į vieni kitus mato kažkokias tendencijas. Be abejo, ir ateis laikas, ir aišku, reikia to siekti, kad visuomenės grupės, ir aš tikiuosi, kad tas laikas, matyti, su jo ateimu mes galim tikėtis ryškesnių pokyčių, tai yra valdžios kontrolės, kada smulkieji verslininkai eis su pareigūnais, bet turi praeiti arba pribręsti situaciją. Tai nėra tikslas, bet jeigu situacija toliau taip tęsis, nes kaip bebūtų šiandien pareigūnai protestais pavyko išvengti situacijos, kuri buvo Latvijoje, kada atleisti 3000 žmonių per pirmus metus pareigūnai. Iš Lietuvoje neatleistas ne vienas iki šiol, bet pavasaris gali būti karštas. Supratau, gerai. Šitas, žinot, zeta pačiai būtų klausimas. Praktiškai pereiti metai buvo pakankamai sunkus. Visiems Lietuvos gyventojams, krizinė, įvairūs nepritekliai, vėl tie patys mokesčiai ir tiesiog spauda mirgėjo nuo įvairių visos žiniasklaidoje, įvairių ten tų problemų, kurių tikrai nesijautė geranoriško ar ten nemokėjimo, ar mokėjimo spręs profesionaliai. Ir aš dažnai sakydavau taip, kad aš lyginant su tuo, kas buvo 9 metų sausio 16 ir pereitais metais, tai aš sakiau, kad 9 metais sausio 16 nebuvo ko eiti, lyginant tas, kas atsitiko pereitais metais. Ir štai jūsų mitingas toks didesnis kaip ir šiemet, kaip jau buvo lyg tai tokia kregždė, kad vėl žmonės susirinko. Ir bandėm kalbėti apie priežastis. Buvo paminėta jau čia kažkurio iš mūsų pokalbio dalyviai, kad ta aktyviausia visuomenės dalis jinai išvažiavo, galbūt nesitikėdama, kalbėkime atvirai, kiti galbūt, kaip paminėjo Kresencijos Stoškus, inteligentija, čia mūsų klasikai tarpukariu, inteligentą pažinsi iš kinkų drebėjimo ten yra, tai galbūt ir žmonės bijojo tų guminių kulkų. Tai čia tas visi, kur tos buvo, matytų priežastis, kad visuomenė vis tiek po to laiko tarpo pradėjo labai aktyviai ir tai matant į priekį, žinant planus kitų, ir profesinių atstovų, ir profsąjungų atstovų, visai tai, kas atsitiko, vis pablogėjo dar tas gyvenimas, ar privertė valdžios nesiskaitimas, to labiau, kur buvo priežastys, kad vėl antra banga kyla, aš matau. Iš ties, tai turbūt čia daugelis su manim sutiktų, kad tikrai tas gyvenimas nepagerėjo ir jisai tikrai eina blogin, ypatingai tai eina blogin viduriniajai klasiai ir ypatingai smulkiam verslui, eina galų gale ir mūsų visuomenės dalį, kuri šiandien yra, kaip mėgino vyriausybės kiti išlaikyti, tai yra ir pensininkai, ir socialiai rimtini žmonės visi, be abejo, ir kad žmonės, ypatingai jaunimas, renkasi tą formą, kad jiems išvykti, jie tiesiog, jiems nesinori kovoti jos tom problemom, jiems reikia išlaikyti šeimas, reikia pragyventi ir jie tiesiog išvažiuoja iš šalies. Ir šiandien paskutiniai duomenys tai yra tik žiaurūs, kiek žmonių išvažiuoja, ypatingai iš tos viduriniosios klasės, žmonių, kurie čia galėtų atnešti naudą valstybei, bet mūsų vyriausybė yra nusiteikusi visiškai kitiems darbams ir jie nežiūri, kaip išlaikyti savo žmogų, kaip tas žmogus galėtų pasilikti visuomenė, būti naudingas ir panašiai. Mes galim, tarkim, paimkim visus priimtus tos teisės aktus, ką vyriausybė inicijavo, ten užimtumo rėmimo įstatymą dėl bedarbių, verslo visus įstatymus, mokestinius įstatymus, jie nėra naudingi žmogui.
jie nėra naudingi Lietuvai. Ir iš tiesų ta visuomenės dalis, jie susiduria kiekvieną dieną su blogėjančia situacija. Dabar pasakykite, kuri vyriausybė normaliam pasaulyje, aš taip atsiprašysiu labai, aš taip įsireiškiau grubiai, normaliam pasaulyje, tarkim, išvažinėtų iš šalies, jeigu viskas būtų labai gerai, arba kuri vyriausybė primtų verslo žludančius įstatymus, arba ten, tarkim, tiems žmonėms ir pensininkams ir panašiai, atimtų jų tas vadinamas lėšas pragyvenimo šaltinius ir tokiam kriziniam laikotarpiui. Pasižiūrėkit dabar, kaip buvo pakeista ta visa įstatyminė bazė mokesčių. Ir tiek ir savarankiškai dirbantiems, tiek ir individualių įmonių savininkams, tiek ir galų gale visam verslui. Jie įtakojo baisiai prastai šitą padėtį. Kitose šalyse tuo laikotarpiu kaip tik yra atlaisvinami varžtai verslui, nes vis tiek mes turime žinoti, kad šiandien valdžia, valstybė visuomet laikosi ant verslo. Jie laikosi, pagrindinė, mokesčių sumoka verslas. Tai duoti tam verslui tokią žalią šviesą, kad tik jie dirbtų. Paimkim, tarkim, kitos savarankiškai dirbančius žmonės. Tai jūs tik džiaukitės, aš manyčiau, bet turėtų valdžia sakyti taip, mums yra labai gerai, kad tie žmonės dirba, išsilaiko patys save, išlaiko šeimas ir neina į biudžetą. Bet pas mus yra, dar valdžia nukreipia, jiems yra turbūt naudingiau, kai žmogus ateina į biudžetą. Yra sužlugdyti smulkų verslą, sužlugdyti verslininką, sužlugdyti individualią įmonę. Ir tiesiog, kad jis ateitų tuo bedarbiu, paskui ten gautų tas persiskirstymas biudžeto per tą darbo biržą ir jie lyg patenkinti. Tarkim, jeigu paskutinį tokį atvejį, aš tik noriu paminėti, kada buvo priimtas valstybinis socialinio draudimas individualių įmonių savininkam. Visi labai gerai matė, kad sužlugs daugybė įmonių. Ir iš tiesų 1500 įmonių sužlugo dėl to įstatymo. Kaip jūs galvojat, vat įtakojo mes asociacijos, kai jis būtų pakeistas? Pakeistas buvo per pusę metų. Kaip vyksta problemos sprendimas? Valdžia yra vienodai, jie dar nedaro jokio postumio, kad sulaikyti tą žmogų, kad parodyti, kad pažiūrėkit, progresas valdžioje vyksta. Pas mus atvirkščiai. Valdžia stengiasi tas visuomenės grupės, kurios tiesiog atstovauja tos žmonės, kur tarkim, jų interesus gina, jinai stengia tas grupės supriešinti, supykdyti. Valdžia neturi prioritetų, tokio pagrindinio prioriteto, kad reikia suvienyti visuomenę. Iš tiesų vyksta tas toksai supriešinimas didžiulis. Tarkim, yra blogai verslui kaltinami pensininkai, gauna mamos ten socialinės išmokas, kaltinama kita žmonių grupė yra. Nėra tos politikos, kad tarkim, padėti visuomenė susivienyti. Ir čia, kaip sakom, kad protestuojantys žmonės dabar eina atskirai. Aš manau, kad ateis laikas, kada visi eis kartu. Ir tas jau matosi, tikrai yra rėmėjai, yra tiesiog mato, kad vienoje srityje yra problema, kita ateina palaikyti, tai yra tikrai, tas dalykas yra geras. Bet neturi valdžia to tokio noro tą pačią visuomenę vienyti, nes jie yra geriau. Skaldyk, valdyti yra geriau valdyti. Gerbiamas maestro, jūs kažkaip... Aš tiesiog noriu emociškai iš karto reaguoti, kad paskui kontekstas pasikeis. Mes vienintelį, ką darom, tai konstatuojam, kaip yra blogai. Tai mes visi žinome, kaip yra blogai. Mes visi kasdieną gyvename blogai. Žinome, kad valdžia netitinka mūsų lūkesčių. Tai yra vienintelė galimybė, jeigu valdžia nesikeičia, tai ką reikia daryti? Pakeisti valdžią. Elementariausiai, pakeisti, inicijuoti priešankstinius rinkimus, kito kelio nėra. Dabar kitas dalykas, aš galvoju, jeigu jie daro taip blogai visiems absoliučiai, toks įspūdis, kad jie negyventų Lietuvoje ir jų giminės taip pat nebūtų priklausomi nuo to, ką jie patys daro. Ne? Ko gero taip nėra. Tai arba jie yra nusikaltėliai ir vykdo kažkieno tai užsakymą, arba jie visiškai bepročiai yra. O gal iš tiesų jie daro tai, ką reikėtų daryti ir mes galbūt mažai informuojame. Aš tai tikrai taip nepulčiau galbūt kaltinti dėl konkrečių įstatymų priėmimo ar ten kažkokių poįstatyminių aktų, nežinant viso konteksto, nes mes iš tiesų daug ko nežinom, ar ne, ir jeigu daro vieną žingsnį, matyti yra tam pagrindas. Aš apie kitą kalbą, aš vėl grįžtu prie tos kultūros ir bendravimo kultūros ir to žmogiškumo faktoriaus. Kiekvieną problemą galima taip paaiškinti žmogui, jį įtikinti ir paprašyti, kad jis gali ir pakentėti, jis gali ir pagyventi, jis gali... Bet kai yra brukama per jėgą ir kaip šunyčiui, reiškia, į jo pridarytą ten krūvą kišamai, sako, čia tu turi valgyti ir tu turi būti labai mums dėkingas, ar ne? Kai įstaigose, reiškia, vyksta totaliniai, reiškia, išėjimai savo nevatai norų, nemokamų atostogų, ar ne? Visi tie biudžetininkai, visi mes esam tą išgyvenę ir pergyvenę. Tai yra variantas, kai išsikviečiami žmonės, ar ne, arba galima paprašyti, pasakyti, kad ne, bet tai daroma maždaug vos neprivartinė tvarka ir jeigu tu atsisakysi,
tai tu dar būsi dar pažeidęs kažkokį tai statutą ir dar tu būsi pašalintas iš darbo, arba dar geriau vyksta, pavyzdžiui, mano, irgi aš turiu patirtį vienoje, reiškia, aukštoje mokykloje.